Nu, davai, važiuok tada. Važiuojam, važiuojam. Sveiki visi. Mhm. Sekmadienio dieną prisijungę paleisim iškart po pokalbio laidą. Tai tokia su Raimondu susirašėm, kad senokai nedarėm laidos, o ir įvykių tokių geopolitinių įvyko, numatoma ir pokyčių įvyko. Tai darom laidą su Raimondu, kaip ir žadėjom, buvom sakę, kad vis karts nuo karto išeisim į eterį. Raimondas turi ir tiesioginį ryšį su Putinu per sapnus ir įžvalgų savo, ir prieš tai buvo savo spėjimų pasakęs. Tai kam įdomu, vėl apžvelgsim situaciją. Tai dabar sakyk, Raimi, kaip čia gavosi dabar, kad tu nusprendei, kad reikia padaryti vėl laidą. Kodėl? Kas įvyko? Nu, svarbus įvykiai, žinai, mes gi esame šnekėję mūsų laidose, kad gyvatės metai tai yra permainų metai. Ir šiais metais aš taip jau stengiuosi, nu, kaip sakyti, ir ranką laikyti ant pulso, kas vyksta pasaulyje. Kas Mhm. Lietuvoje tarp mūsų gnomų vyksta, aš nelabai domiuosi, nes, nu, gnomų žaidimai smėlio dėžėje, žinai, nu, nelabai domina, žinai, nu, šiek tiek. O kas pasaulyje man vis tiek įdomu, žinai, aš nuo vaikystės taip domiuosi, žinai, nu, o aš žiūrėdavau Международная panoramą, kaip vaikystėje įsiciklinau, taip, nu, vat, visą Pakibai. gyvenimą. Žiūriu jo, aš ten tas, vat, nes aš daug Maskvoje esu gyvenęs, žinai, tai aš vat, tas, kad vat, Rusijos žinias, rusų propagandos užaugęs esu ir gyvenu visą gyvenimą. Dar ant kinų propagandos irgi. Tau jau šnekėjau čia prieš laidą, va, CCTV9, CCTV 9 yra. Tai šitam užsieniečiam propagandinis anglų kalba būdavo. Kinijoje irgi daug gyvenęs esu, nu, labai daug, tai vat, ir klausydavausi, tai žinai, bet, nu, kadangi aš užaugęs nu, Sovietų sąjungoje, tai nu, aš esu su imunitetu toks, nu, kaip ir mūsų kartos, nu, ten kuris protaujantis žmogus toks yra, žinai, kad, nu, kaip sakant, mes žinom, kad ne viskas yra taip, kaip atrodo. Mhm. Supranti? Kaip Atrodo rodo. vienaip, yra kitaip čia. Jo, dabar čia apie šnipus irgi, va, aš serialą rusišką apie šnipus vieną žiūrėjau, tai irgi yra, saka, ne visi jie saka kažется, žinai. Tai va. Žiūriu daug serialų apie šnipus rusiškų, nu, vakarais. Ir su lietuvių aktoriais, tarp kitko, yra. Mhm. Su lietuvių Vatnikais. aktoriais yra, jo šnipų ir visą laiką vadino lietuvių aktorės, vat, kaip sakyti. Dabar važiuoju, tai jau šitą mm, Agnė Ditkovskytė vadina vienam šnipų serialę, kitam Liutajevos dukra ir mūsų Ditkovskio aktoriaus, Bardo Mhm. aktoriaus ta dukra. Kažkada esam šnekėję. Tai va, vienu žodžiu, tai įdomu yra žiūrėti. Mhm. Matai, aš kaip su ta Maskva viskas, nes aš nuo pat perestroikos jau, net anksčiau, ne, jo, pirmą kartą tai važiavau Brežnevo pažiūrėti, nes man susišvietė, kad jau paskui, nu, Brežnevas turi, kaip sakant, dubą duoti. Tai aš čia 82 atrodo metai, kada pasakau, reikia klasėje, surinkau ten visus aktyvistus ir išvažiavom į paradą, mes ten nepatekom, užtverta buvo, rūkėm daug visokių rusiškų cigarečių tenais, visą kitą, kažkokį mošamarliaką gėjom. Nu, žodžiu, bet faktas yra tas, kad Brežnevas tada, nu, pakratė kojas. Ir pirmą kartą, po to labai daug, aš ten, matai, Maskvoje. O į Maskvą aš ten taip maniau gavosi, aš ten pas savo tokią, tą, vat, kaip tokią šamanę, kaip tokia, kaip aiškiaregė, esu čia gal pasakojęs tavo laidose, Mhm. kad gyvenau, mane ten supažindino, irgi tai su kinematografijos institutu susiję ten per tai, vienu žodžiu, kažkaip aš ten galvojau, Mhm. kinematografijos institutą stoti, ten gyvenau, manęs, nu, niekur ten nestojau, nu, be reikalo galbūt, žinai, nu, tu žinai, vėjai galvoju, daug visokiausių, kaip sakė, jūra iki kelių, morė pakalėnam būdavo. Ir aš ten gyvenau, tai Maskvoje, pas tą, žinai, tokia, jinai buvusi auklėtinė šnipų mokyklos internato, kur talentingi vaikai buvo, aš tos tai pasakojęs. Ir Mhm. ten buvo ruošiami tie žvalgai nelegalai. Žvalgai nelegalai. Tai yra, tai spec tarnybų žvalgas nelegalas, čia buvo, nu, amerikiečiai irgi ruošė, bet čia Tarybų sąjunga ypač ruošė jos. Tai čia elitas. Čia vat Putinas, apie kurį mes jau šnekėm, už tai dirbom. Išnekėsim. Telepatiškai, žinai, dirba. Tai šitą, Putinas dirbo būtent kuravo Vokietijoje, kai buvo jis žvalgus nelegalus.
Žvalgai Mhm. nelegalai, tai žmonės, kurie su suklastota istorija būdavo išmetami į užsienį, suklastota tautybė, ten, leiskim, koks gruzinas pasidarydavo latino amerikiečių ir visa kita. Tai vat Mhm. mano šita šamanė ta tokia, jinai nuo vaikystės buvo tavo aš. Ar jin dirbo šitą darbą, aš nežinau, žinau. Nes jinai man daug pasakojo, man rodė tik gyvenimo gale nuotraukas, kai sėdė ant kažkokių maršalų kelių tenais tam savo internatą, nes jie globojo, ten būtent globojamas buvo kažkurio ten iš tų maršalų, šitas visas tas jų vaikų namai, kur tie žvalgai buvo ruošiami. Nu, talentingi tokie, ekstra visokiam ordinariniam savybėm apdovanoti, Bet sakysim. tai vaikų namai tai reiškia labiau ir ieškodavo betėvių tokių, ne, be globių. Jo, jos tėvai žuvo per karą, nes čia Mhm. per karą buvo steigiami, per Mhm. karą, po karo buvo steigiami Mhm. šitie, jos tėvai žuvo, tai va. Mhm. Ir vienu žodžiu, močiutė buvo, tai, nu, močiutė buvo su močiutė, bet iš močiutė, nu, Ja. suprantu, prestižinis internatas tenais buvo, ten vaikai buvo ruošiami tokie, jos močiutė irgi buvo tokia, nu, aiškiaregė, sakysim, ta tokia, nu, Mhm. pravičica rusiškai, kuri, neto, čia kalba apie normalius žmonės, eina ne apie tokias šarlatanus, kur pas mumis visokie čia vaidenas, nieko, pliauškė visokiausi, pasiskaitė keletą knygelių, ten dar, nu, vienu žodžiu, čia kažkokios va, Džuno šitą, Džunos Davidašvili, kuri ten irgi apsiskėdus visai buvo, kaip sakant, nu, kad jin Brežnevą gydė, ten dar kažką, tai čia tokių visokias mokyklos teigė ten per perestroiką, tai viso to nebuvo, nes matai, aš pats asmeniškai su viena iš Brežnevo gydytojo, ne, nu, su šeima, ne, aš palaikiau, aš sakau, aš ten Maskvoje, nu, prie tokio elito buvau, kaip, nu, visai netyčia, man tai būna gyvenime. Tai aš palaikiau ryšius artimus. Mhm. Vieną Brežnevo gydytoją, o po to, kai Brežnevo nebuvo. Nu, jau čia, kai prasidėjo ta perestroika, jau ne perestroika, kai jau žlugo Tarybų sąjunga, tai tie visi iš to elito, kas galėjo, nu, sovietinio elito to, ne, vaikus savo, nukus, juos įtaisė daug kas užsienį mokintis. Nu, Mhm. virš, tikriausiai buvo likę. Tai aš vat, su jų šeima palaikiau ryšius, nes jos sūnus mokėsi Stokholme tuo metu. O Mhm. aš kursuodavau tarp Stokholmo, Maskvos, Pekino, O kodėl jie, kodėl? aš visur sprendavau kinų reikalus, sakysim taip. O, Įvairiuose o, būtų. ko- o kokia mintis buvo, kokia mintis yra, nu, elitas, jie turėjo vietoje visas galimybės gerų Ne, mokslų ir visą kitą, ne. kodėl veždavo Kai į žlugo užsienį? Tarybų sąjunga, kai žlugo Tarybų Dėl sąjunga, baimės. žlugo, ne, kodėl, jie turėjo kas ryšius, jie pagalvojo, kad labai gerai vaikus savo kišti į kažkurį vakarų universitetus, kas turėjo galimybės, supranti? Tai va, Nu, bet jie tai tenais, vakarus blogai skaito. Turiu minį, kai kad žlugo vakarai. Tarybų sąjunga, kai žlugo Ai, Tarybų gal sąjunga, tuo metu neskaitė. vakarai Nu, viską reguliavo Tarybų sąjungai. nu, nu, nu. Tai viską jie ten reguliavo. Aš atvažiuodavau jau į Nastranės, jau būdavau. Ne. Mm. Tuo metu Amerika buvo pavyzdys. Ai, buvo, Darė nu, McDonald's gera pirmas. propaganda buvo. Ne, tai čia Jelcinas gi buvo visai subinės, sulindęs iki pačių Taip, glandų taip, šitam Amerikai, Clintonui kam ten. Jo. taip, taip. Tai ne, tada Amerika buvo viskas pavyzdys. Tie Supratau, klubai supratau. visokiausiai subinių banditų kūrėsi Maskvoje, viskas Amerikos pavyzdžių, supranti? Tai va. Tai šitą. Ir tai apie gydytojus šnekėjome, ne? Aha. Ir šitą aš bendraudavau, matai, aš nu, kai, artimai bendraudavau, nes Stokholme aš ten turėjau, kaip sakyt, savo biznį ir Maskvoje. Ir aš ten kursuodavau, jiem ten nu, nebuvo taip su vaikais, jiems taip kursuoti, tai pinigų neturėjo kursuoti, taip žinai. Tai aš nu, iki tiek bendraudavau, kad aš vaikų dovanas ten veždavau, į Stokholme dešras veždavau, ne dešras, ten agurkus, dar kažką veždavau, taip, nu su mašinomis pažinėdavau. Tai iki to bendraudavau. Ir iki to bendraudavau, kad aš jos sūnaus bendrabutį ten 2 mėnesius iš viso už dyką gyvenau, jis kai Maskvoje buvo grįžęs. Nu, mes Mhm. artimai. Ne, ten buvo dar kitas, buvo dar rimtesnis vaikas, buvo kartu gyveno. Tai buvo Tarybų sąjungos atstovas Sovietų nacijų šitą jungtinių tautų organizacijai. Mhm. Koniukas ar Koniukovas buvo, aš nežinau, Koniuk buvo, Mhm. atrodo. Tai, vat, Aš nepasakysiu. tai buvo jo anūkas buvo ir va šitos gydytos sūnus, jie šalia ten, nu šalia kambariai buvo. Nu ir aš ten gyvendavau, tam bendrabutį. Nors aš ten nesimokiau, nu, nežinau. Aš net neatsimenu, per ką aš su jais susipažinau. Tai va, tai bendrauti, jokio Davidašvili, jokio Džūlo Brežnevo negydė. Čia Biliberdaira. Jis ten ko nori, Mhm. apsiskėdus buvo, melavo, durnino žmonės. Vacha, jos sūnus, jis šalia mūsų gyveno, tai irgi netoliese gyveno mūsų kvartalė tam gyveno. Aš centre Maskvos gyvendavau, kur Mhm. Lietuvos
Ten, kur yra Lietuvos atstovybė, tarp kitko, labai geras Mhm. tas kvartalas. Iki Arbato tenai 10 minučių yra. Iki centro Arbato. Tai va, 10 minučių. Tai va tenais, tai va, visokių ten tų šarlatanų tais laikais buvo visur kur. Nu, tikrai. Troika, žlugimas, Sovietų Sąjungos visur veisės. Čia buvo džunos mokinių visokio. Ir čia skiedžia visokiausius kažkokius kursus praėję, čia tarologai, dar kažkokius, astrologų čia visokiausiai. Jie neturi jokios ataskaitos sistemos, nieko, žinot, kaip sakant, daugiausiai tai problematinio. Ši vaidenasi daugiausia tuose laiduose, kur problematinio amžiaus moteris rengia tos laidas ir kviečia problematinio amžiaus astrologų. Nu, suprantat. Tai va, Tokius tai traukiam, tai. tur ateina, bet žinai, vėjus neša visokiausius ir vis. Ten buvo normalus, kaip sakant, nu ta tokia. Šamanė ieškodavo. Ji man pasakojo tik apie tai, kaip jinai dirbo kinologijos institute jau po to, jau kai vyresnis amžius, jie bandydavo ten apskaičiuoti, kada tsunami bus, ten dėdėsi, ateidavo dėdėsi, profesorius, vat, jisai dirbo, kuriant kai kurios povandeninius laivus Tarybų Sąjungos, aš su tokia publika bendravau, suprantate. Mhm. Mhm. Ir jinai ieškojo, čia per ją, jos publika buvo, čia ne mano draugai, čia vyresnė, tai jie pas ją ten susirinkdavo tokią publikėlę, nu visokią, žinai, kaip sakė. Tai šitą, aš ten gyvendavau, žinai, kai aš kaip toks skaičiausi jos kaip mokinys, toks, žinai, kaip šestiorka, žinai, toksai ten, nu, aš savo reikalus sukdavau, bet tai jai ten padėdavau, nu, aš ten ir už butą mokėdavau, už paslaugas, už viską, žinai, nu, jau į galą reguliuodavau, kad jin per daug nekvastintų ir visą kitą, žinai. Tai Mhm. va, tai tokie dalykai yra čia apie tą Maskvą. Ir Mhm. dėl ko aš tą Rusiją pastoviai, Rusijos va, tos televizijose sėdžiu, tose žiniuose ir sėdžiu, žinai. O čia, kad su Putinu palaikau telepatinius ryšius ar su Zelenskiu, nu čia, žinai, čia yra, nu, kaip sakyti, nu, bilibardavis toksai, nepakibai čia? Ne, 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 Paliau. viskas gerai, aš Yra, klausau. nu, Facebooko, žinai, šitą patalinę publiką palinksminti biškutį yra, žinai. Bet man toks įspūdis Dalis susidaro, tiesos. supranti, kas yra? Putinas drakonas, šitas Zelenskis yra gyvatė, ugninė gyvatė, šitas Putinas yra vandens drakonas, Zelenskis yra ugninė gyvatė, Xi Jinpingas yra vandens gyvatė, jie ten su Putinu, kaip sakyti, nu, abu vandens yra. Tai va, tai man toks įspūdis, kad aš juos labai, nu, aš jaučiu, ką jie galvoja, supranti? Tai va, Mhm. nu va. Tai kaip tau dabar atrodo ta situacija? Tai, Simboliniai vietoj susitikimas numatytas. dabar, kas liečia situaciją šitą, kas liečia šitą situaciją dėl to, kad ten turi būti, čia pas mus šneka, tai rugpjūčio mėnesiai, Lietuvai pavojingi, ypač tada, čia paistalai visiški yra. Visiškas klėdesys ir paistalai, nei pavojingi, čia žolinės, gal Marijos, čia vienas toksai šnekėjo, dabar girdėjau, gal Marija padės, galvo, čia klėdesiai visiški. Yra, supranti, astrologija, jeigu jin rimta, jin yra mokslas. Tai yra kino astrologija, Okay. tai yra Tibeto astrologija, tai indų astrologija. Pati sudėtingiausia yra tibetiečių astrologija. Nu, aš Mhm. daugiausiai vadovaujasi kino astrologija, ką aš jums šneku, visą šitą. Tai kaip sakęs, gyvatės metai tai yra permainų metai. Mhm. Tai yra permainų metai, gyvatė keičia savo odą, kiekvienais gyvatės metais keičia, tai yra neišvengiama ir planeta keičia savo veidą. Tai va. Ir šitą, tai aš ir knygoj daug savo šitame, va, tai parodysiu daug knygų. Geografija ir tranzitas. Faina. Mhm. Geografija ir tranzitas apie tai daug rašęs. Ir dabar ruošiamas yra angliškas variantas. Mhm. Mhm. Mačiau. Ir va čia vat, apie šitos medinės gyvatės metus, apie šituos, apie 65, kur buvo 1965 metus, aš nesu šitą, nei čia nerašiau, nesu neišnekėjęs, nei rašęs. Bet angliškam variantui jau bus apie tai parašyta. Mhm. Angliškas Mhm. variantas nu, šiais metais turi pasirodyti, Aha. jisai skirsis kažkiek, skirsis. Na. Mhm. Tai va, geografija transicija, kas, kaip sakant, jeigu kas vat, dar neskaitėt, nematėt, Nematė, neskaitė, jo, tai nepadovanojo kam nors. niekas nepadona, tai rekomenduoju. Paskui dar biškai praplėsiu šitą temą. Tai va, tai keičia odą, tai vat mes šnekėjom apie tuos dalykus, bet mes nešnekėjom būtent apie medinę gyvatę. Nes šitie Mhm. metai medinės gyvatės yra. Mhm. Mhm. Sekantis bus 2085, o prieš tai medinės gyvatės buvo metai 1965 metai. Kas 60 Mhm. metų. Nu, Mhm. 12 yra, 12 gyvūnų yra Ženklų. Mhm.
penki pirma elementai. Penki pirma Aha. elementai tai yra medis, tai yra šita ugnis, tai yra žemė, tai yra metalas, tai yra vanduo. Mhm. Medis, kuo ypatingas tas medis, kuo ypatinga ta medinė gyvatė. Tai dėl to, kad šitą medis simbolizuoja vystimąsi. Mhm. Ir tai, kokie pokyčiai pasaulyje įvyksta šiais metais, ar ne? Kokie pokyčiai įvyksta šiais metais? Jie duoda postūmį 60 metų į priekį. 60 metų į priekį. Tai dabar va šitą. Kas va įvyko per praeitą ciklą? Kas Aha, 80 norėjau metais mes klausti. žinom, kas dabar mes stebim, sekam, kas bus. O 1965 metais kas įvyko? Nu be to, kad gimiau aš, ar ne? Ir žurnalistė nuo Dievo irgi gimė tais metais. Lietuvoje čia viena iš žymiausių. Čia super. Op. Nu, jin ten kelias pavardės turi. Tai supranti, tai kas pasaulyje įvyko? Pasaulyje įvyko, dabar pagalvok, kas tai įvyko. 1965 metais gyvatės metai prasidėjo vasario 2 dieną. Mhm. Vasario mėnesį generolas Šarlis de Golis Mhm. nuplukdino laivą su žaliu pjaustytu šikpopieriu, vadinamu doleriais, į Ameriką, Mm. pareikalavo aukso. Mhm. Savo auksą pasim. Po skandalų, po bardako, aišku, degoliai ten maištais viskas baigėsi Prancūzijai, bet ne tam esmė. Auksas buvo atiduotas, po to dar japonai pareikalavo. Mhm. Ką tai darė? Buvo tai gyvatės medinės gyvatės. Kas tai buvo? Tai buvo duotas postūmis šitą žlugti doleriai, ne, kaip sakė, nežlugti doleriai, Pririšimo. nuo aukso. Mhm. Nuo to doleriai, auksas buvo nuimtas nuo dolerio. Mhm. Mhm. Palaipsniui per visą tą 12 metų gyvų ciklą buvo nuimtas. 71 metais Mhm. buvo, 73, 75 jau grinai nebeliko jau šitą. Mhm. Pagauni kam? Tai buvo Jo, koks jo, jo. pasaulinis įvykis skirtas va visam pasauliui. Nu Tai jo. va. Tai Kuris iki dabar tęsiasi. Taip. pakeitė visą pasaulio veidą. Ir mes nuo šiol gyvenam. Kur kas tau atsitiko ten? Ne, aš pajungiau kompą. Gerai. Tai va. O mes nuo šiol gyvenam, supranti, kad ir nuo to, nes iki tol doleris buvo kaip rezervinė valiuta, buvo garantuotas aukso standarto, ne? Tai šitai buvo Taip. viskas nuspręsta, ten, kad jis bus pasaulinė valiuta, Bretton Woodo konferencijoje šitoj. Taip. Taip. 1944 metais jinai vyko. Taip? Ir Mhm. visi ten, šitie visi išrinktosios tautos, ten visi kiti, jie šitą reikalą nusprendė, kad tai bus. Ir netgi Stalinas iš pradžių, kaip ir sutiko su tuo, bet ir po to Tarybų sąjunga neratifikavo šito dalyko. Ir Mhm. Tarybų sąjunga turėjo realiai irgi rublį, kuris sovietinis rublis turėjo aukso standartą, kaip sakyti. Nu, jis buvo padengtas auksu. Tarybų sąjunga savo galėjo leisti, nors mes čia labai jo ir nevertinam. Tai va, tai va, o doleris kaip ir buvo kaip rezervinė valiuta, kuri yra padengta auksu. Po Mhm. viso šitų įvykių viskas, doleris nebėra. Jis ir liko, tik tais jau grinai šikpapieris, kuris nieko nepadengtas. Supranti? Mhm. Arba Mhm. nuliukai kompiuterio ekrane, su kuriais galima Taip. žaisti, galima manipuliuoti kaip nori. Tai va. Tai va prašau, nei karo, prašau, koks įvykis, 65, Mhm. Čia karo, nei labai, maro, nieko, o toks jo, įvykis. Tai šiais ekonomikai. metais irgi kažkoks toks įvykis turi įvykti. Putinas gali arba su šituo Trumpu kažką labai tokio išspręsti, kaip kad buvo Teherane sprendžiama 43 arba 45 metais buvo Jaltoje sprendžiama apie pasaulio, kaip sakant, Išdėstymą. dalybas visą šitą. Gali kažkas tokio būti, daleiskim, ar ne? Nuspręsta. Gali nieko nesusitarti, gali kažkas įvykti tokio, kad prasidės iš vis žiaurūs konfliktai. Ir taip gali Mhm. būti. Kaip įvyks, nieks, bet galiu garantuoti, kad tai, kas įvyks va šiais metais, daleiskim, kokie įvykiai, o tai vienas iš tų kertinių įvykių, daleiskim, Putino ir Trumpo darybos, jeigu jos įvyks, Mhm. Mhm. jos turi apspręsti, 60 metų, kaip eis pasaulis. Mhm. Maža, gal truk vėl auksų padengs arba iš viso kriptovaliutą perves. Su kripto jo labiau į tai. Kažką gali tokio, nebūtinai tai su valiuta gali vykti, bet kažkas svarbaus, reikšmingo turi pasikeisti pasaulis. Supranti? Mhm. Mhm. Kažkaip reikšmingai turi šiais Nu, metais. kažkokių ženklų. Neišvengiamai. Čia neišvengiamai. Čia nereikia Mhm. šnekėti, ką mūsų astrologė šneka, ten bus apie Marijų pagalbą, kaip Lietuvai gerai, kaip čia negerai. Čia viskas paistalai yra. O tą, ką aš neku, čia yra tikrai. Neišvengiamai šie metai duos impulsą 60 metų.
Taip Mhm. yra, čia ne aš Mhm. taip noriu, ne aš taip. Tiesiog aš gilinausi į šitą mokslą. Mhm. Yra Mhm. procentinė. Tai va. Nu, žiūrėk, tam tikrų pokyčių jau dabar matom, ar ne, ar Irane buvo, ar Indija, Pakistanas buvo, dabar čia užvakar, kada, jeigu matėjai, Azerbaidžianas, Armenija sutaikyti buvo Trumpo. Jo, čia, nu, Tai Trumpas, vyksta. Trampas, ko tik ne, Zulusų su paplasais tik nesutaikė, jis daugiau visus sutaikė. Jis neaišku, ar sutaikė. Čia yra, Nu, suprantate, čia jisai tą, ką mums skelbėsi rodo taip. per televizorių, ar ne tą, Taip, ką mes taip, matom per televizorių, tai yra aisbergo viršūnėlė, taip. jin skirta masėm yra, suprantate? Opiumas, taip, taip. Jie toks kaip opiumas liaudžiai yra, tu jūs žiūrėkit, va, jūs kažką gaunat, kažkas teisybė, kažkas Kažkokios neteisybė. Nobelio Trampas premijos, ten jo, dar kažką. jo mėgėjas iš šou eiti, tokį šou daryti. Aš iškart pasakiau, tai yra, kai čia visos tos irgi probleminės su Trumpo kepurėlėm vaikščiojo, suprantate, užsidėję laidose opozicinėse, buvo, o ko jūs jo žavitės tuo Trumpu? Ko jūs jo žavitės? Prie šitų, kai buvo prie Baideno šito, nu, mėgančio ir žvengiančios Kamalos, ar ne? Tai jie su mumis taip, nu, žaidė su Europo mumis, ar ne? Taip, nu, Mm, mes mm. jūs kolonizuojam, bet, nu, kaip ir ne, kaip čia ir taip Nu, viskas švelniai. draugiškai, be Ir mes botago. atvirai pasakė, tai vieną vat, nu, užkemšto, ko čia tam neės. Ir viskas. Tiesiai šviesiai, duokit, Tai, tai va, kiek Uršulė duokit. prisirašė visko jau. Ką? Uršulė jau kiek visko pasižadėjo atiduoti, kad tik tai. Prisižadėjo, neaiškiai, pasirašė ar nepasirašė, bet prisižadėjo, suprantate. Ten Nu, ką pasirašė, nepasirašė, suprantate, tai irgi ten, bet irgi daug pakazukos tos vadinamos. Ten ar įmanoma įvykdyti iš viso, ką pasirašė tenais. Irgi klausimas yra. Nu, čia nu taip. finansinis klausimas. Ar tai įmanoma, ar tai iš vis šito reikia. Bet faktas tas, kad, kaip sakant, žinot, kaip mano šuo yra, jisai ten anksčiau pelės bandydavo ėsti, padvėsusias aš jam neleidau, tai jis, kaip sakyt, suranda kokią ir uždeda koją ant jos ir rodo į mane, žinai. Va. Tai čia jau Trumpui irgi padėti koją, va. Nes Trumpo šuns metais yra gimęs. Ir, Ja, elgiasi. Ir jam, va, padėti reikia koją. aha, Jisai, va, čia jo, jis pažymė teritoriją. suloti. Ne, pažymė teritoriją, ne? Taip, 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 taip. Žinai, kaip šunim būna, nu, kas Taip, kad taip taip. pažymėjai, kitiems, Kitas žinai, atėjo irgi žymina. ja, kitas pažymės. Tai va čia panašus, labai atitinka panašus elgesys. Tai va, nu, va, ir, Mhm, mhm. supranti? tai, tai daug tas pakazukas, aišku, tarėsi, nu, įdomu bus, ar jie padalins tą pasaulį, ar nepadalins, gali būti kažkokie tai kontūrai bus padėti, kažkoks skeletas bus padarytas, o po to jis bus užsipildys, supranti. Mhm. Nes vyksta ir Putino dabar lygiagrečiai šiuo metu su Modžiu vyksta pokalbiai su šituo, ar jie dalins į 2 dalis pasaulį, ar į 4 dalis dalins pasaulį, ar kaip tik nepavyks pasidalinti ir pjautynės prasidės masiškos, Nu, supranti? tai čia Briksas kažkurgi yra, ta prasme, čia No. visi tie dalykai. Briksas skaitosi tarsi auganti jėga yra, nu, tai tarsi Mhm. auga. Ir tai reikia skaitytis, tai daugiau negu pusę pasaulio šitą žmonių. Populiacijos. Jo, Ir jo. Briksas yra, ekonomika didelę dalį užima, kaip sakyti, Brikso. Ir tai augančios ekonomikos, nes Kinija gal ten lėčiau biškiai auga, bet, pavyzdžiui, Indija. Indija tai čia visokius skaičius ir 6% šneka, ir 9, visai visokių. Tam, tai ir Brazilus Nu, tai yra paimti. sparčiausiai, nu, tokia šalis auganti. Tai tokia šalis auganti, tai yra šalis, kuri turi 1000 metų istoriją. Tūkstančių, Kinija irgi 1000 metų istorija. Nu, Rusija Mhm. 1000 metų, bet irgi turi istoriją. Ten 1000 metų ir bent jau 1000 metų atsiskaičiuoja. Kas yra Amerika? Kas yra Didžioji Britanija? Nelabai ten su ta istorija kažkas. Nu, Nelabai. Nėra Tie, ten. kurie, tie, kurie kalavijų sutvarkė savo ateitį, žinai. Nu, Jie- tvarkė, jie visą istoriją ištrynė. Nu, taip, Ištrynė surašė. istoriją, Nu. tai pasidarė kažką tokio savo, susikūrė tą pačią religiją, iškreipė. Tarp kitko, va, jo, dar kartą, va. Geografija transė, žinokit, čia ne tik apie Kiniją, Tibetą, čia yra, paskui eina dalis knygos, eina būtent apie krikščionybės atsiradimą, apie vienatinio Dievo atsiradimą, iš Mhm. ko ir kaip jis atsirado. Čia, nu, čia grinai mano tekstai eina. Čia jau, Mhm. Mhm. sakant, knygai tai koncentruojasi tuo ir baigėsi, kaip sakant, kaip ir. Tai va, tai aš biškai, nu, aš ne tik į tas rytų religijas per savo gyvenimą, ne tik į tradicinę kinų mediciną ar tibeto mediciną gilinausi, bet aš labai, va, ir į mūsų religijas gynėjausi, į krikščionybę, tai Bibliją skaitinėjau, o mes Maskvoje dar tada važinėdavom ir šitą
dar buvo, visos Rusijos metropolitas buvo ištremtas, jis tremtyje, dar ne Maskvoje gyveno, tada, nu, dar ir prie Stroikos, vat, tai mes važiuodavome su električka į Zagorską, Zagorskė buvo, Zagorskė lavra, švento Mhm. vandens imti, mes nu, su šamanė važiuodam, ten kažką gydinam su šventu vandeniu, tai vad imdam, tai aš, nu, susipažinęs labai su įvairiomis, ir ne taip, kad, žinai, o, aklai tikėti kažkokiam čia nesąmonėm, nes jeigu jūs paskaitysit, pavyzdžiui, Bibliją, jeigu jūs panalizuosit, tai šitą, kas tai yra, ypač Senas testamentas. Senas testamentas tai yra, nu, labai daug dėmesio skirta, kaip šitos vat, semitų gentis ten grobė svetimą žemės, ten aišku labai išpūsta viskas, bet vis tiek grobė, žudė svetimus šitą kitas tautas, plėšė kitas žemės, kaip vat, išėjo iš Egipto. Ir šitą labai daug dėmesio skirta, kaip, nu, nepaleistuvauti su kanopiniais gyvūnais. Suprantate? Tai jeigu šventuose raštuose rašoma apie tai, Buvo rimtas tai buvo reikalas. aktualu, pas Taip, kinus tų taip. dalykų nėra. Pas kinus nėra, pas kinus, pas tibetiečių šito nėra. O čia yra, suprantate? Ir tai yra, Mhm. kaip sakant, ir tai perėjo į krikščionybę. Suprantate? Tai mums labai svarbu yra, kaip su gyvuliais nesikrūšti. Mhm. Šventam rašte parašyta, labai daug vietų. Tai gerai, kad dabar bent jau, žinai, apie lytį šnekam, o ne apie gyvūnus. Tai Ką? progresas toks geresnis, kad apie dabar daug šneka apie daug Nu, lyčių ir matai, visą kaip kitą. sakyti, žinai, Gi- vienas dalykas, žinai, kai tu, ne, nu, kai apie tą lytį šnekama, žinai, vienas dalykas, žinai, ten, nu, kaip taip sakant, ten, ta kiaurarūrė ideologija vienas dalykas, bet supranti, visai kitas dalykas yra, kai pradeda lytis pjaustyti, žinai, supranti? Mhm. Taip, Supranti, kai, taip, taip, čia yra, žinai, kaip tas, vat, Overtono langas, ne? taip. Mes gyvenam Sovietų sąjungoje, ne? Apsisuojame. Mes gyvenam Sovietų sąjungoje. Tai supranti, buvo vyro lytinis santykiavimas su vyru 3 metai, o jeigu kalėjimo, baudžiama. O jeigu vaikus ten per prievartą ten daug daugiau duodavo, jau, kaip sakant. Paskiau gavosi taip, kad, nu, kaip nelabai, nu, kaip sakant, nu, paskiau perestroika, paskiau va, demokratinį pasaulį, tai, nu, kaip ir, nu, nei šis, nei tas, nu, yra čia, supranti, nei šis, nei tas yra. Supranti? Žmogaus teisės. Žmogaus teisės, supranti, kaip, nu, kaip ir Taip, kėdė taip. net lūž. Man atrodo, kad kėdė, biškų, šnekant, žinai, kad šitą, net kaip ir žmogaus teisės pasižeidžia, supranti. Nu, visi sutiko, kaip, nu ir taip. Paskiau buvo pradėta jau, kad čia vos jau yra vos ne rinktinė kasta kažkokia. Taip, taip. Išskirtiniai, nu. Rinktinė kasta, jie geresnė Jie, net už jie tuos, kurie šneka, kad nori lygių teisų, bet jie nori išskirtinių iš tikrųjų, skirtingi. nelygių. Tai va, kita knyga mano, Velniai baltais skalatais. Aš Aha. čia rašiau prieš 20 metų. Prieš 20 metų jin rašytoja pasirodžius buvo, dabar galim tik pas mane įsigyti. Ir bibliotekose yra, bibliotekose. Mano Mm, visos knygos, tarp kitko, vat, kurios, kas, kaip sakant, domitės mano kūrybą, Godos Jucevičiūtės kūrybą, bet, nu, manot, kad šitą rašytojams pinigai nereikalingi, kad mes, nu, mintam šventų orų gyvenam, teisingai? Nu, taip. jūs galite tas knygas bibliotekoje, visur bibliotekose yra. Šitų daug, Mhm. normaliuose bibliotekose yra. Ir šita knyga yra, ir dar, vat, tai parodysiu. Ir yra, va, ir yra, dar yra drakono Mm, alsavimas. Dar, mhm. čia drakono alsavimas yra. Tai jas galima dar pas mane įsigyti, va, šitas dvi knygas, daleiskim, ar ne? Mhm. Mhm. Pirkti jų knygynuose nebėra, nei internetinė prekyba irgi beveik nėra, bet yra Mhm. bibliotekos. Ir daug Mhm. yra. Jeigu O kam įdomu. geografija transė mano knygą. Geografija transė mano knygą. Ja galima visur įsigyti. Ir knygynuose, Mhm. ir internetinė prekyba, ir pas mane. Tai va. Tai bet, nu, va, čia pasirinkimo, kaip sakant, laisvė. Kur mes sustojom, pasakyk dabar prieš reklamą. Jo, mes tos visus kiaurarūrius ir lygesnius už lygius čia Ne, aptarinėjom. esmė Nes tame lyga. yra jo, kad buvo vienu žodžiu, jo, kad jie netgi tokie aukštesnė kasta gaunasi, kaip ir už šituos Dievas, kur išrinko. Jau, Nu jau, taip, taip. jau suprantate, jeigu yra tauta, kurią išrinko Dievas, jau jinai yra aukščiau už kitus. Taip, nu, Suprantat? tą ir matom. Čia rasizmas grinas yra. Čia rasizmas yra. Va grinas, Nu, kur fašizmas. bet jie per Jeigu auką. teigti, kad Dievas išsirinko mūsų tautą. Va kur yra šaknis vis. Čia yra šaknis vis.
Kaip čia gali būti Dievas mums išrinko? Supranti? Kito nerinko. Kitų Dievas nerinko. Jie Mhm. vadinasi, tai tuos, kur išrinko. Supranti? Tai va, tai šitie, va, Įdomu, įdomu, kada tie tai maža rinkimai to. buvo, kaip. Nu, žmonės susitaikė, nu, vis tiek jų nedaug, tegul jie būna iš... O tarp kitko apie tai, kad moteris ten, pavyzdžiui, tai yra Tarybų sąjunga, ne vienas su kitam kažką gali. Žmonės net nesufantazuodavo, kad taip gali būti. Aš savo kinę Nu, panašiai nekėjau, sakau, gal ten dirbo, ten, nu, kažkada ten prižiūrėjo tokią kanadietę, moterį, tokią vyresnę biškį. Jis sako, jin prie manęs ten taip lenda, sako, tai gal nori su tavim pasimylėti. Sako, taip negali būti, jinai man. nebūna Kiniai taip žmonės geriau. net nežinojo, kad taip gali būti tokie dalykai. Suprantate? Tai irgi žmonės priėmė, mums vyram, nežinau, gal ir visai įdomu, čia nieko, čia tokio ypatingo, kaip sakyti, yra vis tiek, nu, fiziologinių pokyčių jokių nebūna, net jei bičias bičia per ką daro, tai jau visai būna, kaip sakant. Tai va, bet, nu, kaip, nu, irgi viskas normalu čia yra, nu, kaip ne prieš, už ką čia žmonės sodinti, žinai, teisingai. Toliau Overtono langas plečiasi, supranti, išrinktinė kas? To neužtenka. Reikia pjaustytis Vaikų. pradėti. Reikia, vaikų, reikia pjaustytis pradėti. Supranti? Reikia Tai, vienam nusipjauti kažką, kitam prisisiūti kažką, tai supranti? O čia taip, taip. prasideda, jau čia yra, kaip sakant, raudona linija. Velniava jau Čia čia. prasideda medicina, medicinos biznis, čia jau tyčiamasis iš gamtos, tyčiamas, jeigu kas tiki Dievu, iš dieviškos prigimties. Čia jau tyčiamasis iš žmogaus. Nes žmonių visokios orientacijos, jų buvo visais laikais. O matai, biblijiniais laikais ir dar ir gyvulius stratindavo ir visą kitą. Nu buvo, tai buvo. Mm. Ne visur gal buvo, aš knygą, kai savo rašau, tai lyginu. Tuo metu, kai kinai ir indai rašė visokias kamasutros pozas, daleiskim, aprašinėjo, ne? Šitie dar tik rašė apie tai, kaip čia nuo gyvulių reikia išsilaisvinti, kad gyvulių... Nu, Nu, tai dar va, Romos ištvirkavimo laikai. kas kam aktualu, supranti, kas kam aktualu, matai, kas kam aktualu, tas tai Nu, rašo. tai, taip, taip. Tai va, kas kam aktualu yra, tai vadinasi, Ką, nu, šiaip, ką palikti ateities kartoms. jo, tai, nu, nesuvo, kokie mes buvom šaunus, mes, čia nuo mūsų prasidėjo taip, kad mes nebetratinam gyvulių, supranti. Nu, nes kaip armijai būna, žinai, bet nu, jie taip, o musulmonai ne visur nuėjo per šitą, nepraėjo šitą. Nes, pavyzdžiui, kai aš, nu, kas armijai tarnavo iš mano draugų, kaip sakant, nu, mes sovietų armijai turėjom tarnauti, žinai. Nu, bajorai kaip aš tai netarnavo, bet daug kas turėjo tarnauti, supranti. Tai pasakoja, sako, armijai būna tie visi susirenka iš tų šitą vidurinės Azijos, kur mes vadinam ten, Kirgistanas, Kazakstanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, iš tų visų. Ir šitą, ir kaip būna, sako, išak Jamal, žinai, da, o, mužik. Armija normaliai, o kaip mūsiškiam Nu, būti, ar tarp tokių, o tokie ateidavo iš kaimų visokiausių. Išak, nu jiem nu, normalu padaryti būtų. bet, tai va, Aš bet tai manau, sakai, aš su tai, musulmonais pašneku, palauk, aš su musulmonais a, pašneku, irgi toks vienas, nu irgi kažkoks neaiškus, jis ant Amerikos tarnybų dirba, bet jis iš Libano buvo, čia atvažiuodavo į kazino, loždavo švai, nu, bet jo mergą mes vieną pažinojom. Tai jis sakė, ne, sako, vyras su vyru, tai jam, islamai, ne? Bet jeigu vyras berniuką, ne? nu, Normaliai, čia viskas yra, vedęs vyras, normalu čia. arba Aš, ten 10-metė. jo, jam čia normalu, o vyras vyru, fu. Nu, O čia tai su gyvūnais kaip pas arabus. pasakykime, pasakiau, kas čia. Bet įvairiuose kultūrose terpėse įvairiais laikais skirtingas požiūris tai buvo. Bet kai prasideda, kaip sakyti, tyčiamasis iš lyties, kai tu vienam prisiūni, kitam nupjauni, čia jau yra riba. Čia jau yra, Mm, čia jau yra ne psichologija, ne filosofija, ne pasaulėžiai. Čia prasideda patyčios iš žmonių. taip, nu, čia Suprantate? jau Jau holivudiniai, tyčia. Ir holivudo šitai, stumimas. suprantate, va. Toliau, kitas žingsnis. Visos tos patyčios pradedamos spaudoje varyti, kaip siekiamybė. Mokykloje vaikams ateina šitą pranešimą. Nuo Suprantate? darželio. Ir dabar, tai kai mes anksčiau kažko baisėjomės, kad čia visokiausios gali tos pačios lytės gyventi vieni su kitais, ne? Tai mums čia dabar, nu, kas čia, normalu viskas tokio. Nieko čia tokio. Jau sekančius žingsnius dėlioja. Jo, o mūsų šitiem, gal mūsų vaikams bus čia normalu, kad išmėsinėti, perpjauti, nupjauti kažką čia normalu. Nu, iš dalies dėl to Trumpas ir buvo atvestas, kaip sakant, prie lovio, ar ne, kad, nu, biškai stabdytų šitą, nes, nu, yra kas supranta, kad čia, nu, tai kaip jau raudona linija, neaišku, kur galima nueiti, suprantate.
Tai vat Jau yra. ten Kaip Amerikai, gi pasaulio ten, valdo tos grupuotės, jos įvairios yra. Jos. Čia nėra taip, kad čia pas mus šneka visokiausiai išminčiai, kad London Cities, ten Amerikos viena grupuotė ir dar kažkas valdo pasaulio, Putinas ir Si. Taip nėra. Yra daug grupuočių, daug pasaulyje žiūrų, kur turi. Ir jos, nu, bando savo, kaip sakyti, palikti savo ideologiją kažkur užtvirtinti. Tai va, kaip yra. mhm. Nu, nes Amerikoje, žinai, kas Nes, liečia tos kaip pjaustimus, tai sakai, ten Amerikoje, sakau, kas liečia tos pjaustimus, jau ten yra tas, ta pasiekus jau atvirkštinę, jau dabar tie, kurie pakeitė lytis, ten įsivaizduok, po kiek laiko tau paaugliui kažkokiam tu prikalbėjo įsivaizduoji, hormonų, kas po to jo, prasideda, ten jie tai jau atgal žmonės, einančių. jie pastatomi, pasodinami ant hormonų, ant vaistų, Taip, nes taip. žmogus jisai, nu, jis nesupranta, kas atsitiks, kai tai atsitiks. Jis gal nori psichologai jam šitą kergė visus tos dalykus į galvą, kergė į galvą. Jam gal viskas, o po to viskas ant psichotropikų. Jeigu žmogų pasodina ant psichotropikų, tai faktiškai, nu, daugiau negu pusė į kilpą eina. Arba dar nespėjo. Jo, ten Žmogus didžiulis sėdintis ant savižudybė. psichotropikų baisiau negu ant narkotikų sėdintis yra. Mhm. Jiem savižudybės. O ant narkotikų, jeigu tu dozuoji, nebent perdozuosi, žinai. O šitie tiesiog ant psichotropikų, kur sėdi, ten kepenis, širdis sodinama, viskas, psichikos veikla blokuojama, jie baigia savižudybėmis. Statistika Mhm. net toliai nutylima. Internete niekur neras, internete daug ko neras. Tai va, Na, Overtono taip. lango tas pavyzdys. Dar aš tau galiu kitų Overtono lango pavyzdžių. Pavyzdžiui, irgi iš tos pačios ryties. Kaip, vat, pavyzdžiui, nu, pas mus, tai, pavyzdžiui, ar kaip per kitą kantą, kaip visuomenės debilinimas vyko, daleiskim, ar ne? Mhm. Nu, va, per šunį, per gyvūnų mylėtojus, ar ne, daleiskim. Iš pradžių, kad šūdą reikia rinkti žmonėms, ar ne? Nu, tai nėra normalu iš tikrųjų. Tai nėra normalu, nu, aišku, vaikų aikštelės, ar kur tai čia savai mes suprantam, tik nereikia vežti šunų, kad ten šiktų ir viskas. Nu, Bet taip. taip nėra normalu iš žolės, aš matau, iš krūmų net šviečia, išrinkinėja iš krūmų. Tai čia trašos natūralios, čia nėra normalu rinkti daleiskim. Paskiau visi priprato, čia normalu, sakau, šviečia dabar, ieško netgi miškuose, ieško, kaip sakant, Nu, parkuose. taip, taip. Čia nesąmonė. Jau, jau jaučiamės prieš save, mes nušeini kažkur karjerose Džiaugiai, čia vaikščioti. normalu. Nors iš tikrųjų tai nėra normalu. Normalu tai galbūt, tai, kai, nu, kaip ten sporto aikštelė kažkur, ar vaiko aikštelė. Gražiam parke, aš mieste, Nereikia, kažkur, bet nu jo. nereikia vesti, tiesiog nereikia vaikščioti vesti, bet kai visur renkat, man, tai va, Tai dabar į Akropolį su šunim gali eiti. Nu, tai. tai eiti visur jau galėtų, tai aišku, pašika, Jau viskas. už vairo visi Įvykos, tie anksčiau šunys. niekur neleidavo, jau visur leidžia, suprant. Mm. Irgi, aš pats ir parduotuvė dar, kai man eidavau, bet, nu, neleidavau. Na, teisingai. Tai vienu žodžiu, bet esmė toliau eina. Čia nieko tokio. Paskiau pradėjo varyti, kad normalu yra šunys kastruoti. Reikia netgi, kad normalu yra iš pradžių, kad reikia. Tai pavyzdžiui, Azijoje tokių dalykų nėra. Nu, išimtinė gal kažkas, niekas to realiai neusiminėjo šitas dalykas, kastravimas gyvūnų. Mhm. Europoje, bet žinokit, Europoje irgi kaip yra. Jeigu yra kažkokios, taip sakant, nu, kažkas ne taip su gyvūnu, tada turi būti rimtai, kad įsigimti gali ar dar kažkas dėl to. Tai gyvūnai kastruojami. Lietuva, kaip visuomet, planetos priekį, veterinarai, nu visi šundaktariai, reikalauja tiesiog šunį kastruoti. Kad čia bus geriau, jis bus sveikesnis, lygom nesirgs ir visa kita. Nu, čia panašiai kaip moterim. Kad kam turėti savus papus, kad nu, žmonės bendrai paskiau ateis. Tai va. Išsikastruoja, kad čia yra normalu. Čia nėra normalu, čia yra gyvūno lošinimas. Ir Nu, visiems taip. varo. Čia nėra normalu. Čia nėra normalu. Ir Europoje šiaip tu neiškastruosi daugelį šalių. Mhm. Turi būti kažkokia tai, nu, Priežastis. Taip. jo, taip ne. Kitas langas plečiasi. Eutanazija gyvūnų. Kai gyvūnui skauda, ar, nu, ten kažkas mirė, vėžys, tai, nu, irgi, nu, iš tikrųjų tai turi būti iki paskutinės. Leidžiama savo Mhm. kartą išpirkti. Nu, bet gerai, čia galim suprasti, yra gailestis. Taip, galima autų. Pas mus, Europai taip nėra, bet, nu, pas mus, tai tu gali, jeigu tau atsibodo, ir viskas. Nu. Tai tu įsivaizduoji, kaip tai. Sekantis žingsnis koks? Žmogų. Tai Žmogų. jau yra, jau daro. Jeigu tau Apsaugos. gyvūno normalu, tai žmogų normalu, kaip plečiasi. Kaip Taip. žmogui irgi, kaip eina. Tai šitą, kam nešioti, kaip čia Adželika Džiaulė buvo pajungta į tą reklamą visą. Kam reikia papus turėti natūralius, kad juos nusipjauni, supranti, nenatūralius pridedi, nori prisipūti, nori.
pasimažini, nori pasididinti. Nes kažkas standartus padaro, Holivudas rodo, kokie Tai standartai. padaro, supranti, tai maža to, kad iš pradžių pradėjo standartus, paskui pradėjo nu, natūralius biški kažką pakelti, pamažinti, o dabar visai nusipjauni, ką nori užsidėti, supranti. Tai Andželika Džolė tipo tai pasidarė, ar ne, neaišku, supranti, bet tokia reklama buvo varoma. Nu, taip, Nu, taip. aišku, ten akivaizdžiai nučiuožus yra, interviu akivaizdžiai Mm. gero gyvenimo iščiuožus yra, bet šita Mm. reklama tokia buvo, va tavo Overtono langas yra. Kitas Taip, pavyzdys su taip. Overtono langu Ukraina. Irgi. Iš pradžių čia tipo NATO ne prie ko, čia kažkoks konfliktėlis nedidelis, tieksim šalmus, medicinė įranga. Po to pradėjo Mm. granatsvaidžius jau tiekti. Ne. Paskui bairaktarai atsirado, net ukrainiečiai vaikus bairaktarais krikštijo savo visokiausiai atsirado. Po to prasidėjo šitie Abramsai, Leopardai atsirado. Dabar ten Storm Shadow jau atsiranda, dar kažkas tai atsiranda, raketos. F-16 jau tos naikintuvus. Suprantate, kaip po to auga, auga, auga. Tai dabar jau šneka Zelenskis apie atominį ginklą, kad Ukraina nu, turi Dar turėti, susigrąžinti. nu, turi susigražinti, nors kadangi Rusija buvo garantas, čia užpuolė, o kai buvo Ukrainos šitą pasirašyta tas sutartis, šit Budapešte atrodo buvo. Mhm. Budapeštas memorandumas yra, kad ten Rusija garantuoja, Amerika atrodo garantuoja, ar Kinija gal irgi prisidėjusi, kad garantuoja, kad šita Ukraina bus saugi. Nu, sutartyje įrašyta, kad Ukraina, tam memorandume, sutartime parašyta, kad Ukraina palaikys gerus, draugiškus, nepriešiškus santykius su Rusija. Apie tai niekas nešneka. Nu, apie tai Nu, nešneka. matai, rusas užpuolė. Apie tai nešneka niekas. Tai Rusija viską nusima, gali nusimti visą atsakomybę, kaip sakyti. Mhm. Įsipareigoja būti nebrandolinė valstybė, ten daug visokiausių įsipareigojimų yra Ukrainos. Būtinai ir nešneka šį. Didžiausia bėda, žinai, kas, kad turi brandolinį. Išrinktoji tauta turi labai daug ir labai piktą planą, jeigu viskas blogai būtų, ką su to daryti, Nu, žinai. pas juos planų visokių gali būti, pas juos planai yra, ta, gal ir nauja, jie skaito, kad ten jų teritorijos yra, kad Dievas, jeigu pažadėjo Dievas, o kas prieš Dievą gali, negali Nu, taip, nieko. Čia negali. musulmonai jiem ten Alacho vardu, kiek jie pridarė visko, kiek jie siaubė, kokias teritorijas nusiaubė. Mm. Krikščionys irgi šitie, irgi mūsų, vat, kaip sakėt, Pas krikščionys, mus kaip atėjo, taip, taip. kryžiuočiai, kalavijuočiai, visi eidavo, ne, eidavo ne žmonių gi žudyti į Dievo Jeruzalę. vardu. Nu. Dievo kas tavo duoti, jie ne šiaip save eidavo. Nu, Tai ir pas mūsų Dievo vardu ėjo. ką, pas mus irgi ėjo, nu, tai mes Mm. dar, nu, mes, tai Lietuva ir niekad nebuvo nugalėta, Lietuva buvo Parduota. išdavysčių keliu, išdavysčių keliu, atiduota išdavysčių keliu. O tai būtumėm buvę, arba būtumėm stačiatikiai buvę, kurie neėjo, kaip sakant, su Dievo vardu nepjovė žmonių, būtumėm buvę, mes, Lietuva turėjo būti stačiatikių šalis. Ir Mm. čia, čia, nuo to, kai tapo katalikiška, prasidėjo bėdos visokiausios, kaip sakyti. O šiaip tai būtų visa šita Rusijos imperija, taigi yra buvo LDK, buvusi LDK, čia mūsų Mm. žemės, o to Rusijos imperija po to kūrėsi. Taigi visas tas jų Gediminaičiai, kai skaitosi, jie visur ten buvo nutekėję, tas, nu, kaip sakant, Nu, valdė. taip, Net taip. kai kurie rusų šventieji yra iš tikrųjų, jie rusiškus vardus turi, bet jie yra lietuviai, kaip sakant. Tai, va. Nu, čia nesipasakosiu per daug. Tai Tai va. va, tai kaip tau dabar, kokia tavo spėjimas būtų dėl susitikimo, vis tiek grįžkim prie to. Aliaskoje, sakau, tokioje, ne, simboliniai vietoje susitinka. Kažkas sako dėl saugumo, kažkas sako Aliaskoj dėl... susitinka jie. Taip, 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 Aliaskoje kitą savaitę. Ar... Aliaskoj čia tikrai jau. Taip, taip, jau pats Trumpas rašė. Oi, nu, tai sakau, kad dovana. Tai Taip, matai, taip. vieta simbolinė yra labai. Nu, aš kaip ir rašyčiau Facebook'e, ką aš daryčiau, galiu pasakyti, Putino vietoje aš. Aliaska labai gerai yra. Esmė yra tame, kad čia tipo, kad šitą Aliaską čia 1867 metais, tipo, Mhm, 1867 metais jin buvo neva tai parduota Amerikai, Rusija neva mhm, pardavė. mhm, Bet mhm, tai yra laikas panašių laikmečių, nu, 1897, atrodo, ar 1899, 1898, jo, Honkongas buvo. mhm, Duotas išnuomotas Britų. Tai yra buvo normali praktika buvo nuomoti. Nuomoti buvo teritorija. mhm, mhm, mhm. 99 metai. Nu, ar 100.
amžiui, galima sakyti. Tai buvo normali praktika. Mhm. Dokumente, kuris Amerikoje dokumento šito nėra. Mhm. Dingo. Nu, kaip tas Lunachono įrašai dingo, taip ir šitas dingo, kaip aš suprantu. Užrašant viršaus. Na, na. Rusiškam dokumente parašyta. Zdается навек. Mhm. Zdается. Tų laikų kalba parašyta. Tai Mhm. zdается yra, tai išnuomojama. Nepardavimas. Na. Netiduodama. Nu, galima išversti, išvartyti, kad yra atiduodama, bet šiaip, jeigu etimologiškai, tai yra zdается навек, tai yra taip. Ir Hongkongas buvo, kaip sakau, 1898, atrodo, metais, 99 metų. Po Bet buvo 30 metų. išnuomota viskas 97 metais atiteko Kinijai vėl. Mhm. Ir įdomus irgi sutapimas. 11-12 metais ten Kinijoje daroma buržuazinė revoliucija. 17 metais irgi Rusija buržuaziniam, 1911-12 Kinijoje buržuazinė revoliucija ir 1917 metais Rusijoje buržuazinė, paskui socialistinė revoliucija, ne? Mhm. Mhm. Tai kas gali paneigti, kaip sakė Tėtukas, kad vienas iš tikslų tų revoliucijų buvo sunaikinti šitos susitarimus, kad jie dingtų. Mhm. Mhm. Suprantat? Kad irgi būtų. Pagauni ką? Taip. Gali būti, kad iki revoliucijos buvo žinoma, kad Aliaska yra išnuomota, o po to jau ji nebėra išnuomota. Taip. Gali. Supranti? Tai gali, kaip sakyti, aš Putinui sakyčiau, aš dėl Aliaskos, kaip sakant, artimiausius 100 metų nekeliam problemų. O jūs dežinės nacher iš visos buvusios Tarybų sąjungos teritorijų kaip minimum. Išsinežinat. Nu, aš taip šnekėčiau. Mhm. Išsinežinat nacher iš čia, kad jūsų nekvapo čia neliktų daugiau. Į savo šituos mažuosius brolius iš Didžiosios Britanijos pasimat už karšienės. Tų gal Jūsų čia nesuvaldo nė ten kvapo žmonių. neliktų, va taip būtų. Nes Rusija turi tokią, kaip sakant, ir potencialią ekonominę galią, ir karinę galią dabartinę, kuri gali štai šnekėti. Nu, tai Mhm. suka, vingiuoja, bet jei aš ten būčiau direktorius Rusijoje, aš pasakyčiau taip. Tai būtų, nebūtų kitaip, šneka. Nežinės nacher, Aliaska, artimiausią 100 metų neliečiam šitą. Mhm. Tai, Nu, žinai, čia jau kažkiek vis tiek yra, kaip sako, kai jau sustinka lyderiai, jau nu, grafikas sudėliotas, ta prasme, taip, trafaretas jo, sudėliotas bet jau. lyderiai turi objektyvią informaciją, kaip yra iš tikrųjų. Nu, taip, taip. Lyderiai turi objektyvią informaciją, kaip su Aliaska ten buvo. 7,2 milijonai aukso dolerių ar aukso rublių ten buvo. Taip, Jo, jo. dolerių buvo. 7,2 aukso 7,2 milijonų jo buvo milijonų, sako, tuo metu. 7,2 Taip, milijonų, tuomet čia buvo didžiuliai pinigai. taip. Bet ne pardavimų, čia nuomai to užtektų. Ir kiek aš visokių kažkada esu domėjęs šito dalyku, tai jie kaip ir nepateko į Rusiją. Kaip ir nepateko. Dalis Nedėja. laivas, kuris vežė tos pinigus, nuskendo. Nuskendo laivas. Nu, Nuskendo. Ar dalį neaišku. pinigų, ar dalį, ne visai, dalim buvo vežama. Tai šitą, man atrodo, aš specialiai nesidomėjau dabar, aš nežinau. Tai čia jo reikėtų Iš pasidomėti giliau. mano tokio ypatingo išsilavinimo visokiausio. Tai va, su Aliaska labai, labai, matai, va, Nu, pasitvirtino. tokia, nu, tokia, matai, įdomi Sako, čia vieta. nebus gal tai skelbiama, bet va, esmė tokia turi. Yra geografija, supranti, kas objektyvų yra. Čia yra natūralios, kaip sakyti, Rusijos įtakos zonos, iki kiek jin buvo įsiplėtusi. Tai yra Rusijos šita imperija. Tai jeigu, kaip sakyti, Suomija ir Lenkija atmetus, palikus, NATO, vakaram, ar ne, tai visa kita prie to lik einama. Ir Suomija, Švedija tapo NATO, nei iš šio, nei iš to, supranti. Taip einama prie to, kad turi, pagal viską, pagal visą logiką, pagal geografinę logiką, visa buvusi Tarybų sąjunga būti sugrąžinta Rusijos įtakos zonai. Kaip Ribbentrop-Molotovo tai buvo paktai, kaip įtakos zonai. Kaip ta įtaka bus? Taip turi būti. Kalbos Kitaip buvo, negali kad būti. ir Bidonas jau buvo tą pasirašę, Jo, sustaręs jau tada. Nu. daugmaž kitaip, tik tais, kai sakau, tik amerikonai, žinai, kaip sakant, apiplėšti nori Rusiją, kaip turi būti, taip netiduoti, taip lengvai, žinai, bet, kaip sakyti, jūs kariaukit, mes jūs nustekensim, dar kažko ten, dar kažkokių sutarčių prisirašysim, dar kažką tai, bet čia yra natūraliai, sprendėm. Dabar kas liečia mumis. NATO, mes čia ne NATO, Europos Sąjungoje, geografija sako ką kitą. Yra anklavas, kuris vadinasi
Kaliningradu dabar rusai vadina, ne? Mes karaliaučių vadinam, Kionigsbergo vokiečiai vadina, Lenkai Karolevits vadina. Kas kaip nori, tas taip vadina, kaip vadinasi, taip nepagadinys. Tas anklavas, supranti, jis negali tai būti visą laiką. Jis turi būti arba atimtas iš Rusijos, nu ką, nėra pajėgumo tokio. Mhm. Nu, Galima buvo mūsų, padaryti. mūsų čia Taip, nu buvo bačkiukai galima sakė padaryti. greit. To nereikėjo daryti. Nu Mūsų va, jo, Audrius pražiopsojo šitą. Reikėjo Audrius, daryti. Ne tos, tas net reikalas. mažiau girtauti reikėjo, reikėjo daryti šitus reikalus. Buvo Nu, galima. asmeniškai Sniečkus irgi, negalėjo savo, o, žinai, ten ne jo Sniečkus pinigai. irgi pražiopsojo. Buvo tokie Sniečkus. Buvogi planai Kaliningradą, nu, kas jai priklauso, prie Lietuvos prijungti. Ir viskas. Visas klausimas būtų išspręstas. Aha, taip, Aš ten irgi turėtume, žinojo. turėtume su opozicija, čia kažkokia penktą koloną biški ryškesnė negu tas Eurošinė, negu bomžai. Bet supranti, nu, bet čia būtų mūsų. Ir būtų klausimas įspręstas šiaip. Tai ir šitą, Rusija nepriklauso tas dalykas. Va šitas Mhm. tai tikrai, ne, jis niekaip nepriklauso. Tai šitą, bet Rusijos neištums iš šitą. Mhm. O laikyti tokiam stovę Rusija irgi negali. Ten prikišta visokios ginkluotės, supranti, gi mūsų važiuok petukai visi šitie gišneka. Mes čia per 2 dienas galim, per 2 valandas Jo, užimti. jo, Supranti? Kai reikėtų užimti, būtų privaryta į kelnes ir į vilas bėgtų kur nors. Supranti? Iš ten nu tai. sakytų, o kaip galėjom užimti. Tai tokių purpalų arba čia, žinai, kaip sako mūsų čia rusų propaganda šitą kanalą, Šakhalėnė šneka, supranti. Tai jie neatsako žodžiais, ką nori gali šnekėti. Nu tai Jeigu taip, tai taip. nieko. Bet, supranti, tai Rusija gi netiduos, tik žiūrės, kaip jūs paimsit, supranti. Ten ir atominio gal ginklo prikišta, ko ten nori yra prikišta, supranti. Nu taip, taip. Ir laivų tos gamyklos, viskas yra stovi. Tai natūralu, kad Rusija gali, kaip sakyti, tada, jeigu vakarai negali išstumti, tai Rusija turi tenais turėti nebejotiną normalų prieimą. Nes dabar, matai, kaip yra. Kaip per jūrą jau Rusija, kaip sakant, jin gali neturėti iš Sankt Peterburgo išvažiavę pro Baltijos jūrą pagal tuos visus jūrų įstatymus. Taip, taip. Čia O mūsų. jeigu pasiims mūsų šitas Baltijos sesytės, tas prostitutinės, ne, supranti, viskas. Klausimas įspręstas. Čia, nu, čia neišvengiama, tas klausimas jis turi būti sprendžiamas, jis negali kitaip. Kažkada. Jis negali būti kitaip. Arba Kaliningradas vakarų turi būti, NATO, arba mūsų šitos valstybėlės turi atsidurti Rusijos sudėti arba Rusijos įtakos zonų. Bent jau Rusijos. Nu negali kitaip būti. O čia Kažkada, jo. išės kažkoks tai, suprantu, nu kaip aš mėgstu šnekėti iš abižengės paleistas, kažkoks tai pasakys, ne, nebeleisim tranzito mes čia. Nu tai buvo jau jisai. Kiek Jau buvo galima, dabar nu, kiek pasibėgęs. galima tokį šūdą kentėti, nu kiek galima kentėti. Nu taip, taip. O kažkokia yra estai išeina, kur, kaip sakant, Rusai negalės praplaukti, mes laivus tikrinsim. Kas jūs tokie, kai jūs tikrinsit laivus? Jūs Kaip nieko. bandė, kaip bandė. Estai, žinai, kokie išdidus estai. Mes Nu, važiavome taip. mašiną, į Stokholmą varėm, čia dar 91 gal buvo, 91 metų. Jie labai. Mums buvo devintukas juodais langais, pagerintas, tuninguotas ir dar su altajim tuo, su racija. Tai estai sustabdė, sakom, tai mes galim Latvijoje, Lietuvoje važinėti visus šitus. Sako, тут вам не Литва, не Латвija, и не Америка, тут Estonija, sako. Nu taip, va, Taip, taip, jie. тут Turi Estonija. savo. Ir atimam tą raciją, čia, sako, važiuosit atsimsit. Ir viskas. Čia iš savo patirties. Mm. Tai va, tai estai, jie varo tokius dalykus. Aš Rygoje buvau, Dalalama būdavo, žinai, šitą. Nu, buvo čia keletą metų iš eilės, atvažiuodavo vasarą Dalalama į mokymus duodavo budistam. Nu, žinai, paskaitas skaitydavo, bet ir Lietuvoje tik paskaitas, kur buvo. O Latvijoje keletą metų iš eilės, čia buvo 18 metai, 17, 16, atrodo. Mhm. Šitą mokymus duodavo budistam Dalalama. Ir aš atvažiuodavau, ir kažką norėjau kelio pasiklausti, Rygoje ten, nu, kažkokia ten Mieža Parks, kažkokia ten motelė, nu, vienas metais turėjau apsistoti ten prie būrenimo bazės. Ir paklausiau Latvijų. Tai Latvija rusiškai nesumani. Mhm. А какой, sakau, jis lietuvis, sakau, nu, sakau, I can speak English also, žinai, vienu žodžiu. A taip ne, irgi, va, tokias va turi šitą. Nu, tai Mhm. va, yra šitas, bet, nu, Latvija gerai, Latvija tai iš visos, ne pusė gyventojų rusai yra. Nu taip. Tai ten nesunkiai gali visur įlysti, žinai, ir paimti šitas. Va. Nu, šiaip nesunkiai iš tikrųjų gali. Techniškai tai yra nesunkiai padaryti. Čia tos tankų brigados, jos daugiau
durniai valiot skirtos yra. Ką Pini, čia? pinigus Aš įsavint nežinau, kodėl nori. Rusija laukia, tarp kitko. Tai susitars kitaip tos brigados ir išeis ir viskas. Nu tai, žinai, yra kalbos, kad rusam, kad jie čia juokauja, aišku, čia Vaimiratai ir jiems nereikia čia nieko, žinai, ir vėl čia. Ne, Kad, supranti, kaip, ne, esmė tame, tai jeigu ne ta šita, kaip sakant, nu, skylėta Kaliningrado, ne, vienas dalykas. Ru, nu, Rusija neišvengiamai turi šitas tris šalis paimti. Nu, neišvengiamai. Arba NATO turi kažkokiu tai dėrybų ar stebuklų būdu, arba su šitų šventųjų pagalba atsimti iš Rusų šitą Kaliningradą. Supranti? mhm, Jėga tai nepaimsi Kaliningradą, iš Rusijos nepaimsi, nu iš taip. Rusijos jėga nepaimsi nieko. Apgaulę, klastą, dėrybom kažkaip, nu, teoriškai, viskas įmanoma. Tai, Rusija tai nepriklauso iš tikrųjų. tai šiuo atveju, žinai, pirminis klausimas, aišku, yra ten Ukrainos teritorijos, bet tikrai yra ir kitos teritorijos kažkokios, kažkokiam lygmenį klausimuose. Kas liečia Ukrainos tas teritorijas, ne? Nu pati valstybė, tai čia Lenino sukurta valstybė. Čia komunistų Mm, sukurta valstybė. Kaip Latvija ir Estija. Čia komunistų sukurtos valstybės. Kirgizija, Uzbekija, čia komunistų sukurtos valstybės. mhm, Yra tik Lietuva, Rusija, Baltarusija irgi išgalvota valstybė, čia mūsų teritorija visiška. Armėnija, Gruzija, tai yra šalis, kurios turėjo savo valstybės kažkada. tai Supranti? Lenkija. Kazakstanas gal ten, bet buvo šitie buvo. Nu, Uzbekistanas, nu, bet jie kažkada, čia Čingischano buvo palikuonis visokiausiai, jie turėjo kažką savo. Tokios Ukrainos, Baltarusijos čia neegzistuojančios valstybės. Čia, nu, realiai tai niekad neegzistavusios valstybės, čia komunistų sukurtos valstybės. Čia yra komunistų Mhm, sukurtos valstybės, natūraliai, suprantate. Tai čia ta pati Rusija. Čia yra grinai, nu, dalis esam Ukrainos, ten, nu, Lenkijai priklauso, sakysim, sakysim, taip, galėtų taip pretenduoti. Bet šiaip tai va, gali daryti taip. Aš nežinau, kas liečia Ukrainą, nu, aš savo geografiją, mąstymas yra geografija. O geografija ką sako? Yra geografija ir istorija. Tai pagal istoriją Odesa tai yra Jekaterinos įkurtas miestas, čia Rusų. Čia Rusų mhm, miestas, Grynas. Jis nieko bendro su Ukraina neturi. Yra Kijevas, kuris Rusijos pradžia patyrė. Nu, Kijevo Rusija, tai ta pati Rusija. Tik po to, tuos rusus, kuriuos sulenkino, sulietuvino, ne, jie tapo ukrainiečiais. mhm, Ten Valkatas prisidėjo, plėšikai visi išstepė. Tai va, čia yra ukrainiečiai, čia ukrainiečių tautas iš kas susidariusi. mhm. Tai yra Rusijos teritorija. Kijevo Rusija tai Rusijos teritorija. Nebuvo jokių senovės cukrų, kurie piramidę statė ir išgėrė Raudonąją jūrą. Tai Mozė ten. Iškasė. Iškasė ir Ne, tai, išgėrė. tai tau sakytų ukrainiečių mylėtojai, kad tai Kijevo Rusija, tai reiškia, čia Kijevas visur buvo, čia buvo ukrainiečių. Kijevas tai buvo ne Rusija. Ukrainos sostinė, tai Rusijos miestas, kaip Novgorodas ir kiti ten visi, kaip Maskovskija, visi kiti. Tai šitą, tai Tverė ten, Kazanė, tai šitą taip. Tai yra Rusijos, nu, Kazanė visai painėjo šiandien, ten ėjo iš rankų į rankas. Bet šitą, tai yra Rusijos teritorija. Čia grina Mhm, Rusijos teritorija. Ir jeigu eina jie ten, nežinau, pagal geografiją turi eiti, pagal istoriją tai turi Kijevą ir Odesą pasimti, visą šitą, o pagal geografiją tai bent jau iki Dniepro, nes Kijevas, nu, kaip ir kitoj Dniepro pusėje. mhm, Tai bent jau iki Dniepro turi Rusija eiti iki Dniepro, gal kažką Lenkam ir Vengram atiduos, Vengram aš tai, manau, keletą kaimų ten gali Karpatus atiduoti, vienu žodžiu, nu, dėl vaizdo, Lenkam kažką gali atiduoti, kažkokią mažą, kažkokią tokią. Nu, Ukrainą dėl vaizdo palikti, kur ten visiems šitiem, kur galėtų sugrūsti su tuos, nu, su nutekėjusiais stogais visus tuos banderininkus vadinamosius, suprantate. Nu, ten natūraliai su nutekėjusiais stogais. Tai va, tai čia, nu, bet ta pati Ukraina, tas karo maštabas čia yra tas, irgi kaip Overtono langas, suprantate. mhm, Karo, varė, visi iš nedidelio pasienio konflikto, tada išpūsta, kad čia vos ne kosminio maštabo yra konfliktas, jau, žinai, dar į menulį greitai ir kals, žinai, visą šitą. Ir tas skaičiai, kurie skelbiami apie aukas, tai yra visiškai išpūsti, milijonai žuvų. Suprantate, dėl ko dabar Ukraina tos busifikacijos, mobilizacijos, kur čia rodo vykdomos yra, nors tik 15 minučių, jeigu skaitysi, čia Rusijoje vykdomos, nu, bet ten, nu, žinai, jau kai stogas pradeda tekėti, jau nesutvarkysi, jau nieko. Tai šitą, tai Ukraina eina labai iš Ukrainos daug vaizdo po visą pasaulį, tai net kaip ten gaudo tuos visus. Normalūs žmonės nekariauja, nei iš Rusų, nei iš Ukrainos pusės. mhm.
Jie visokiausiai išrinkti, kur babkių neturi, kad babkių sudirbtų, kaip sakant, kur visokie užsisukę futbolo fanatikai iš zonų paleisti visokiausiai yra. Ir pagrindinis tai šitas, rusai už babkės eina pas rusus kariauti šitie visi iš šitų iš šiukšlynų surinkti. Ukrainai gaudo, gaudo šiukšlynuose, invalidų namuose, tos normalus atsiperka, išvažiavę, dirba, aš bendrauju artimai su vienu, čia dirba, niekas netarnauja. Supranti? Nu, nebent tie, kur jau jie tie elitiniai daliniai, kur tie visi, sakau, jobnuti natūraliai. Tai šitie. O kaip šitie paleidžiami lakstyti tenais, tai pažiūrėk veidus, aš mačiau ir rusų veidus, ir ukrainiečių veidus, ir šiaip suimtus, ir belaisvius, ir nebelaisvius. Nu. Veidai yra grinai atsispindi ne tik gyvenimo pati, sakė, spindi vargas ir alkoholio pėdsakai. Va tokie. Mm. Kartais paleidžia aktorius, kokius nors mažai žinomus, kad šnekėtų, arba propagandinius karininkus. Bet kad tai normalus žmogus su normaliu veidu šnekėtų, nėra būdų. Tai Mm. aktoriai net pažintų, juos maskuoja su tokiais visokiais, žinai, jie šneka, kažką šneka, arba ten išsitepė, vis taip šneka. O yra, pavyzdžiui, pas rusus tenais, pas ukrainiečius Budanovas ten pliurpia šitą niekus visokius nešam. Dar ten tokių yra visokiausių, tokių matosi atlašinių gyvenančių, nebadaujančių, žinai. O šitą pas rusus yra čečenas vienas, gal, kaip jūs pavardės sunkiai ištariama, čečenų generolas vienas šneka, Mm. kaip sakant, pastoviai šneka, tokius, kaip ten prarok napisal dar kažką, bet tai aš sekiau įdėmiai, taip kaip prarok napisal, nebuvo, kaip sakant, nu, musulmonų. Nesibaigė pagal jo, tada išėmė keli mėnesių, žinai, tipo bandėm. Nu, Kadirovas dingęs iš eterio, aš dabar atsimenu, kurį šnekėjau. Kadirovas, ne, tai yra šitas jaunas, yra, kaip jau dabar pavardė, vis šneka galutinom kalbų, kažkoks tai, kaip Aš sakant, nežinau. generol gražiai atrodo, šypsosi, toksai, žinau, pažvengiantis, mokantis pašnekėti, matosi, pavaryti, nu, 50 metų, bet gerai, matosi. Nu, matosi normalus, kaip sakyti. Ypač ką šneka, tuo tiki, žinai, bet tik nesipildo pagal jį ir viskas, vienu žodžiu. Mes eisim iki Varšuvos iš pradžių iš čia šnekėti, bet toks, kuris gali, kaip ir tas Muhamedas, hipnotizuoti mases. Normalus Mm. yra. Tai tokių, vat, turi rusai. Ir yra šitie, visi šitie tie karo apžvalgininkai visokiausi, kurie kam kare nebuvę, ten neša visų, kurie ten filmuoja iš tų treniravimosi stovyklų arba kompiuterinę grafiką kažkokią paleidžia. Tai tas pats konflikto, tas, nu, iš abiejų, nu, jisai matosi, kažkas nenatūralaus tai vyksta. Ir ten tos aukos yra, jų ten skaičiai išpūsti labai. Nu, yra aukų, ypač, nu, sužeistų gal daugiau, bet tikrai nėra daug, žinoma. Tikrai nėra daug. Daugiau ten jie ir rusai, kur ten kala kažkur tais labai kažkokie tai ten susirinkimai, jų tenais, kai būna kažkur ten išrikiuoja ten, arba ukrainiečiai kokį teroro aktą padaro, tai iškart didžiuliai skandalai vyksta pasauliniai, suprantate? Nors ten žūsta keliasdešimt žmonių. Tai va. O čia, kad kasdieną keli šimtai žūsta. Nu, nežūsta, suprantate? Ten eina, jie kaip eina ten grupelėm, po du, po tris dabar eina, nėra tokių, kad armijos eitų. Ten grupelė praėjo tų, ten tų, gal daug kuris Iš susitarė. dronai skraido, žinai, ir bombas Dronais mėto. duoda, žinai, ten tų dronų visokių vaizdų, kaip išsisukinėja, yra visko yra. Tu prasme, nėra kažkokio maštabinio karo, suprantate, tai va, toksai, žinai. Televizorinis yra, užtat yra gražiai naikinama technika ir gaminama nauja. Technika, jo, Idėjų. visiems gerai, nu kaip, jo, nes kaip pabūsi čia, vat, kaip sakyt, kaip tie. Vienas dalykas yra tokios dalies kaip NATO, ten, NATO kaip to iš vis tokių tikslų nėra. Yra kaip Amerikos tikslai ir kitų ten kažkokių tai ekonominių, finansinių grupuočių tikslai yra. Yra valstybių tikslai, yra ekonominių. Jie uždirba papkės, jiem gerai, Taip, jie šokoladė. Realiai taip. tengi sako, ten tos ir akcijos ten nu, kyla ir kyla. Ir kitų, Lochmar, ten visokiausių, ten Lochmar, kaip ten vadinasi. Visų šitų įmonių akcijos kyla, šitie BlackRockai, Vanguardai, kiti, jiegi tenais, žinai. Jie šokoladėris yra. Laimės, jie dafienė, suprantate. Protingesnį nekariauja žmonės Ukrainoje daleiskim. Yra olo, bet išgaudo visus tos olachus visokius, nu tokius. Išgaudo įgrūda juos tenais, kad vaidintų karą. Nu, Ukrainos buvo, armija tarnavė. Mano tu bičias ukrainietis šitais raketinėse daliniuose tarnavęs yra. mm, Kad nereikėtų kariauti, iš čia gyvena. Tai tai buvo, prasidėjo. žinai, prasidėjus tam konfliktui, kai jau įsibėgėjusiai,
tos, Nu, aš nesu didelis istorikas, geografikas, bet vat, iš konspiracijos teorijų pusės, ne, tai buvo kalbos, kaip tu sakai, kad tik prasidėjus, kad viskas baigsis tom, kad iki upės bus Rusija, už upės bus Ukraina. ne, Jo, jo, jo. Buvo čia yra, tokie pasklidę, tokie vat, svarstymai teoretikų. nes tai natūrali geografija yra. Tai yra, Jo, jo, jo. viskas vyksta pagal natūralią, mes irgi va su Rusija to tipo sieną pagal Nemuną eina. Tai yra natūrali geografija. Nu taip, taip. Ir, Ir va, ir ir. mes pagal natūralią geografiją, supranti, nu mes čia neįsipaišom čia taip. Kaliningradas, čia yra Baltijos ta jūra, jinai yra, kaip sakyti, jeigu kažkoks konfliktas bus, tai va sekantis konfliktas, čia potencialaus konflikto vieta. Yra. Ir Mm, kol bus taip, kol tos mūsų šalelės, va taip, va, žinai, kaip sakant, nu, bus NATO, o Kaliningradas ten bus, nu, čia pastovaus konflikto, čia, kaip sakant, čia nu tai tam ir padaryta. tik reikia kazus belį. Kazus belį tik reikia, supranti. Tai va, Tai kazus, nu, dar užbaigsiu, kas buvo dar Kijeve, kokia man mintis parėjo, kad išrinktoji tauta skelbėsi, kad ten naująjį savo pasidarys Izraelį. Tokia buvo tuo metu jo, kalbos ėjo. Net pliurpalų yra, dainų buvo, net kažkokią dainą buvo užmatęs, jie čia keturiese stovėjo ant stogų, dainavo, kaip čia mūsų miestas, mūsų gali žemė. būti, jie ten turi didžiulę įtaką, jų ten bendrijos didelės yra, bet nu, nepasidarys, kad ten Izraelio, tai čia kalbų negali būti jokių, jie, bet, žinai, nu, čia, sako, čia iš tų vėjų srities. Bet Mm, kad jie gali norėti pas save pasidaryti ten, nu, kaip sakyti, jų nu, tai savo. jau šnekagi, Ir negali būti jokio aneksuoti. Izraelio, kaip negali būti Lietuvos Madagaskarė, kaip Pakštas norėjo čia padaryti, kaip sakyti. Mm, Pakštas norėjo padaryti. Negali būti šito. Taip pat negali jokio Izraelio būti tenais. Kaip Bezibirdžianą. Jevreiskį autonominę okrugą Rusijoje padarė. Ten irgi nieko neišėjo Sibirė kažkur tais. Ne? Yra mm, Jevreiskį autonominę okrugą. Tai va, įeina pas juos. Nu, kai į vorą žiūri, pasako. Tai irgi yra jų istorinė žemė, kaip sakyti, nu, yra kažkiek istorinė, kokio dydžio ir kiek ten, žinai, ta istorija, kaip, nu, žinai, ta istorija tokia su asilų poravimu, tai supranti, nu, irgi, žinai, nu, abejotina ta istorija baisėjo. Tai, nu taip, nu, tai ar jie turėjo didžiulę valstybę, ar jie su asilais varėsi, nes jeigu su asilais varosi, tai tie, kurie gyvena, nu, bent jau kaip kalnuose. minimum, klajokliškai turi gyventi. Mm, Tai va, klajokliškai turi gyventi, nesėsli. Tai va, tai jie ką gali, kai šitą tai vadino tą Palestiną, kai jie tenais gali, žinai, ten, nu, gali pretenduoti, ten prasiplėsti, nes ten, ten ta jų žemelė, jų visų, kaip sakant, daug yra pasaulyje, žinai, kaip Boratas sakė, žinai, kaip Boratą, matai Boratą, tai yra taip, blogai, taip. jie visi, supranti. Tai va, o ta valstybėlė mažutė. Taigi jau Tai va, prašneko, kad reikia gazą pasimti, o nu, tai taip, aneksuoti. taip, viskas daroma, nes gyvatės metai. Mm. Nu Čia tai va, labai. tai Mes pabaigai žiūrim į Lietuvą, į Ukrainą, apibendrinkim. o prašau, jeigu Izraelis sukurtų didžiulę savo valstybę, supranti, kokios dar gal niekad nėra turėjęs, supranti. Nu, čia irgi įvykis. Taip, Čia atsirado taip. galios centras didžiulis, nes maža to, kad finansinius dalykus, kaip sakant, finansiškai daug kur ką valdo, ideologiškai praplovė pasaulį smegenis, supranti, su savo tam senais testamentais, naujais, žinai, visais. Tai va. Kompromatiškai, A. kompromatais pasaulį tampo. Nu, ne, nu tai čia kiti reikalai, kažkas Taip, tarnybos, taip. kažką ten, kažkas, tu aišku, ten. Tai visą laiką tai buvo. Nu tai Mano, taip, taip. mano knygoje rašoma, va, šitoj, dar kartą parodys, geografija transė, apie jų veiklą, Mm, apie Esterės veiklą, Esterės veiklą, kaip šitam pas Kserksą buvo šita įkišta, Mardokajus įkišo, čia bibliniais įvykiais, bibliniam istorijom remiantis, buvo įkišta šnipė pas persų imperatorių. Čia bibliniais įvykiais remiantis aš rašau šitos dalykus. mm, Aš rašau, kaip nu, su detalėm čia ir tie, kurie klynai domisi, irgi patikti turėtų, su detalėm rašau, o šitą, nu, kad pritrauktų publikos, žinai, taip, supranti. taip. Asmeniai, jeigu šneki tikrai rimtus dalykus, ar ne, tu daugiau ten, nu, lietuos sako, mąstančių 5000 yra, supranti, daugiau nepritrauksi, žinai. O jeigu apie klyną jau, auditorija didesnė. 10 kart padidėjo. Nu, bent kelis kartus gal padidės, pažiūrės. Taip, taip. Tai va, Tai va, čia. tai koks tavo spėjimas, į kurią pusę? Vat, šaukim į priekį, padarysim vėl kada laidą. Sakykime, va, bus susitikimas,
kažką išgirsim, kažkokiu nuotrupų pasakys. Kaip tu manai? Ar tu jau ir kaip ir išsakei, kad ką tu darytum vietoj Aš sakiau, Volodės? ką aš daryčiau, aš sakau, kaip savo manimo, kaip turi būti. Nes jeigu taip O... nebus, ne, aš tik galiu pasakyti taip, jeigu taip nebus, pasaulio nėra teisybė. Nes tada, e, jeigu taip nebus, tai Rusija gaunasi kaip visiška terpila. nu tai va, tai nes nu, Trumpo taip lengvai nepastumdys irgi. Putinas Jo, gi nes aš irgi. sakau, jo, bet nu, argumentai reikalingi, bet supranti, tai vat, Rusija gaunasi kaip visiška terpila. Ir supranti, tas, kas bus, ne, man atrodo, kad turi būti taip, bet nu, tai nebus iš karto. Nu, negali. Be abejo, be Ne, abejo, tai bet tai viskas, čia tik gali būti padėtas postumis kažkoks, tai supranti? O per kurį laiką, nu, manau, kad per 12 metų turėtų, nes, nu, mm, per šitą ciklą turėtų viskas, vat, kaip sakant, aišku, kurią tendenciją pasaulis nori. mhm. Tai va. Tai aš savo Nu, išsakiau, žinok, aš savo nu, išsakiau. pamatysim. Aišku, aš sakau, aš žiūriu, tą, nu, Putiną, sakau, aš telepatiškai, nu, jis labai kažkaip, nu, matai, turi daugiau informacijos žmogus visokiausias, žinai, jis irgi bando žaisti tos vakarietiškus žaidimus, nu, bet, žinai, ta kaina tokia, žinai, gerai, yra Putinas, Putino nebus, kas tada Rusijoje bus. Supranti? Kas tada bus? Putinas turi besąlygišką autoritetą Rusijai. Supranti? Ir jeigu bus palikti tokie neapibrieštumai, ne, vėl prasidės. Bardakas, bardakas, Prasideda mudila, nu, tai toks ir siekis, nu tai Mudila kaip Jelciną tokį pastatyti, žinai, kaip sakant. Ba, ble, blės Amerika, jau kur visai Bostonė, kur ten yra vaizdai. Tai paskui nerodė, Jelcinas atskrido kažkur Amerikoje, dar nebuvo Rusijos prezidentų, myža iš lėktuvo išlipęs, ant rato, myža lėktuvo. tai ir Išlipo, pramiegojo susitikimų ir na, visko. na, tai supranti, va kai tokį padarė. Mm. Ar prieš tai Gorbis, kur buvo, supranti, tu tokį Olachą pastato kur nors ir viskas, supranti. Tai pas mus išstatyti tą Olachą, supranti, va, Teisingai, iš mes dar Jelcino sakėm laikų, biškim. iš mano gyvenimo Maskvos laikų. Buvo toksai audrius mūsų draugelis, Berezovskis, Mhm. kuris mirė neaiškiam aplinkybėm Anglijoje, supranti. Ant depresantų buvo pasodintas, viskas, supranti. Kuris šitą, nu, šiaip tai neaiškios aplinkybės, tai aišku, viskas, Britų spec tarnybos nudaigo ir viskas, nes jau per daug žinau. Tai šitą, tai apie dėl ko aš, jis daug gerų dalykų yra pasakęs. Tai kam supranti, privatizuoti gamyklą, jis aktyviai dalyvavo privatizavime Rusijos. Logovazą Mhm. turėjo viskas. Kam šitą ir informacijos kanalą, kam privatizuoti šitą televizijos kanalą, kad galim privatizuoti vadovybę. Kad galim vadovybę. Tu supranti, daug pigiau. Nu, taip, taip. Čia. Tai visą NATO taip ir veikia, Amerika, anglosaksai taip jie veikia visur. Savo lochelius visur išstato. Nes tie visi, kurie mokėsi Amerikoje, dauguma, kur Amerikoje arba Anglijoje mokėmės, ten jie padaromi jau įtakos agentais kaip minimum. Arba Mhm. tiesiogiai tarnybų agentai. Supranti? Tai ir paskiau jie, arba tie, kur per visokius va šitokius laisvos Europos, šitos laisvos visuomenės fondus finansuojami yra, ne? Po tokius išstato visur. Ir viskas, kam užkariauti valstybę, kad tu Nu, gali taip, keliasdešimt va šitokių klaunų pastatyti. Pažiūrėk pas mus valdžioj. Dėl ko klaunai? Dėl to, kad juos jie išstatė. taip, taip. Juos pakiša. Kad Nausėda, kad šitą, nu, Musėda pas mane buvo, bus taikomas į prezidentus. Aš prieš 20 metų jau rašiau. Po to su Goda Jacevičiūtė, nu, kartu rašėm, bet jos vardu ėjo Lietuvos ryte dar, kai Grybauskaitė pirmą kartą ėjo. Tai pas mus buvo irgi kryžių bartukas įvardytas, bet jis atsėmė savo kandidatūrą tada. Nu, kai Grybauskaitė, kad nemaišytų Grybauskaitė tapti prezidentė, jis buvo sekantis Mhm. jau ruošė. Tai supranti, buvo aišku, man buvo aišku. Nors aš ne politikas, ne politapžvalgininkas esu, ne. Man jau buvo aišku, aš jau apie jį rašiau, visur rašinėjau, jau, iššaipiausi. Mhm. Nes, nu, o ką man daryti daugiau, man tik lieka šaipytis, supranti. Nu tai jau ką mes Politikoje darom. nedalyvauju, konsultantų niekas nesamdo, nors aš siūliausi, sakau, galiu ir Babkių nemoka, tai lieka. Galiu, sakau, ir keturiom kojom vaikščioti, padroberiu būti, sakau, ką nori, galiu iškirpti susijoną vaikščioti, ką nori, nes, taip sakyti. Sakau, net patirties, kad turim, nes mes bobom apsirengę, eidam bobo pliažą, nu,
šitą bandėm vieną kartą eiti džinsų ten buvo turgus buvo sovietmečiu, žinai, taip vadinasi Mm, palangoj. Bet, nu, nes nerizikavom, taip sakant, bet jau galvojame, eisim visi, nu, panas pasiuntėm, kad eitų išvestų, žinai. viskas aišku. Tai va, tai patirties tipo turiu, sakau, jas turiu, ir jau galiu, kaip sakant, reklamuoti. Nu jo. Tai va, Nu ir ką, išsiplėtojom gerai, tam kartui gal ir užbaiginėsim ir po savaitėlių kelių padarysim, vėl matysim, kur čia jo, plėtojasi toliau tas jo, kur kas gedinės eina, nes, gyvatės metai. jo, aš aiškiaregystėm tokiam labai, nu, kaip sakyti, gal tą, ką aš sakau, gal taip ir bus. Gal Nu, taip ir bus. matysim. Aišku, man tas Putinas abejonių kelia, nes jis, biškai, sakau, labai vilkina viską, bet, nu, nežinau, kaip čia. Visi jie kelia, ar Trumpas, ar Putinas, visi jie kelia abejonių ir neina suprasti. Ne, Tai čia Trampas, irgi tai, Trampas, tai jis man sako, va, tai Zelenskis klaunas, tai šitas toks pat klaunas. nu, jis Na, šaumenas. Gi, tai nu. jis ant stogo užlipęs, tai iš rūsio kažką neša, supranti. Man kaip tai toks, Tai nu, jisai solidesnis, ką? labai gerai Solidesnis, moka mediją manipuliuoti. Jis moka labai dėmesį manipuliuoja, bet ir nukreipti. cirkus išdarinėja, babkių uždirba. Zelenskis irgi daug babkių uždirba, ką jis mažai babkių, niekas nežino, kiek jis kur prisidarė. Mažiau, aišku, nu, jisai jaunesnis Nu, taip, brolis, bet taip. ir, sako, klaunas, mat, ne vien jisai irgi. O kodėl? Nu, Irgi taip. Bidenas buvo, aš taip, Amerikoje, jeigu pažiūrėjus per paskutinius 50 metų, ne? Tai vien tokie neaišku kas. Baidenas, Klintonas, ten kur su cigaru varom, ten šitą Leninskį po stalu, supranti, nu tai, čia normalu, nu nenormalugi yra. Nu, taip. Visokie tokie. Reiganas, kur čia skaitomas, kad buvo, tai prezidentų. Taigi jis antrą kadenciją visą seną, jau kaip Baidenas buvo marazmu. Jis marazmu užvaldytas, jis jau iš viso. Mm, Vienintelis, kas buvo Bušas, paskui jaunesnysis, ten iš viso Dodikas natūralus. Vienintelis, kuris buvo, tai ilgai nebuvo šitas Bušas tėvas, kuris buvo. mhm, Iš spec tarnybų, tai ten kažkas protingesnio buvo. Tarp kitko, jie su Putinu vienas pas kitą važinėja. Bušas buvo atvažiavęs pas Putiną gyveno, Putinas pas jį buvo į namus nuvažiavę. Kažką sprendė, kažkokią architektūrą pasavo. Tai Bušas tėvas buvo toks protaujantis. O visi kiti klausė. grupuotės jau tada suvedinėjo. Jo, o visi kiti klaunai. Ne, yra Mm. medžiagų visokių, kaip Putinas pas Bušą, Bušas pas Putiną, ten bus ne giminėm bandė kažką tai tokio daryti, va, kaip sakė. Nu tai yra, O, tai čia tie, kaip sakant, tie lėlininkai nu, stumdė. o šitie, Trumpo, čia sako, tos moterėlės keistos, kur su Trumpo kepurėlėm vaikščia, čia nėra, čia ateina plėšti, mūsų ateina plėšti, mes su kepurėlėm, dvi lytys yra, kaip gerai. Tai taip, aišku. Nu, tai jo, va šitas irgi yra labai toksai. Mm. Leido, pasakė, kad yra tik dvi lytis ir visiems Leido taip jo, gera, jo, kaip gera įsivaizduojate, pasidarė, kad jo, kaip gera pasidarė. natūralus dalykas. Nu. Nu, o patys nežinojot, kad Vilytis yra. Nu nežinojot. Nu, jo, vat lengvai, atrodo, kartais mumis ir protingų žmonės lengvai pakiša po to, žinai, tokio po lengvų kasnių informacinių, kad voi, Mm. tai va pagaliau atstatė teisybę, nebeleido Jo. vyrams tarp moterų daliauti ir Ne, nu pasakė, kad tik pamatė, žinai, kad per daug gali nueiti su šitais, supranti, visais cirkais visokiausiais, nes su tom žingsnį atgal. keurom toli nenueisi. Tai va. Aišku, gerai, ką. Ačiū visiems, ačiū tau, Raimi, sekmadienio Nu, popietę praleisti kartu, malonu, kaip visada, pašnekėti nu. Nu, po stengiuosi, kažkiek, žinai. sakyk. Kodėl Hebros nepadarai, žinai? Nu, taip, taip. Ne, iš kur tas posakis atsirado, aš to pasakysiu. Taip. Čia buvo atvažiavę, žinai, čia apie 2000-osius eina reikalai, 2000-osius metus. Ir Modern Talking, man atrodo, Modern Talking. Jie buvo, ne, Modern Talking koncertavo čia Lietuvoje. Mhm. Atrodo, Mhm. Modern Talking. Buvo, ne, Modern Talking atrodo buvo. Ir buvo tai vienam klube čia tada prestižiniam, nu, pavadinimą gal nesakysiu, žinai, kad žmonėm, gal dabar dar veikia, prestižiniam, pačiam prestižiškiausiam klube buvo jų Afterparty. Afterparty. Ir ten, nu, aišku, kokainą stumdė, ten visi ten tie šitie, kaip sakant, buvo. Ir vienas iš dilerių pasakojo, sakom, tas, kai traukė tą savo nosį, sakom, ten tarasą, sako, irgi sakom. Ir kai traukė į nosį, sako, tas šnervė, kai varė, sako, mes dviesi, sako, palėtė ir pavarė, nu, politinį.
Sako, mes tai dviese tualetą ir padarėm, sako, su ten kažkokiu. Sako, kodėl Hebros nepadarai? O gal Na, gyrėsi, gal ne. nu, Iš tai, pirmo, tai. Bet frazė pati yra. nu, nu, Tai va, nu ir ką, po kelių savaičių maždaug kažką dėl Hebros padarysim dar vieną popietę. žiūrėsim. Pažiūrėsim, kur toliau dėliojasi ta visa Nu, mūsų gyvenimo kreivė. Tik ką, ačiū visiems, kas žiūrėjot, ačiū Raimi ir iki kitų kartų. nu.